Ponas Jurkevičiau, ar pavyks vis dėlto jums pabaigti darbą laiku? Matau, kad nepavyks. Kodėl? Todėl, kad nėra pirmoje eilėje atsakymų iš atitinkamų institucijų ir Seimo nariam vis pastoviai kyla dar papildomų klausimų. Kaip vertinate, kad vis dėlto negaus, kol kas bent jau negauna tos medžiagos ir viešai bent jau kalbama, kad tą neduos antstoliai? Negaliu dabar vertinti, kaip aš vertinu, todėl kad pagal valstybės tarnybos įstatymą medžiaga gali būti pateikiama per 28 dienas. Praėjo tik tai berods 24 valandos nuo paklausimo, tačiau aš pridėjau tokį įrašą, kad taip skubu, kad suprastų tos tarnybos, kurios turi atsakyti, kad kuo greičiau atsakytų, kad komisijos baigtų savo darbą laiku, tačiau darbo laikas jau ateinantį trečiadienį turim pateikti Seimui rezoliuciją ir pažymą. Aš įsivaizduoju, kad to pavykti neišeis. Jau dabar pasirašiau darbotvarkę, artimiausias posėdis antradienį, 14 val. Toj pačioj salėje. Sakykit, kodėl pateikė siūlymą buvo atmesti vyriausybė, kreiptis? Kokie buvo siūlymai pateikė? Dėl antstolės, kreiptis į antstolę vyriausybę. Yra kreiptas tais klausimais. Bet sako, esą jūs ir nesuinteresuotas ir filmuotą medžiagą gauti. Naglis Puteikis suinteresuotas, bet jūs kadangi organizavo prie mano būstinės piketus, kur vakar parodė, kai sakoma, per Vakarų Ekspreso puslapį, ir pusės tų žmonių aš asmeniškai pažįstu, netgi galiu vardinti, kad tai skyriaus Tėvynės sąjungos nariai, kurie, manomai, galimai organizuoti Naglio Puteikio. Nes aš esu netgi keliom visuomeninėm organizacijom telefonu sakęs, kad aš 12 valandą pirmadienį priimsiu kabinete Seimo nario ir kalbėsimės šitą temą. O tai yra padaryta negražiai, tai yra spaudimas man, bet aš spaudimų nebijau, nieks manęs neįkalbės, nieks manęs neišgąsdins. Aš dirbsiu taip, kaip parašyta įstatymą, taip, kaip sako mano sąžinė, ir jokių bandymų mane kažkaip tai paspausti niekam nepavyks. O tačiau būtent dėl komisijos darbo turit galvoje? O jūs paskaitykit plakatus, kokie tenai. Sakykit, prašau, kaip jūs vertinate antstolės pasisakymus? Antstolės pasisakymų labai gaila negirdėjau. Jeigu tokie buvo, antstolė turėtų susilaikyti nuo tokių pasisakymų iš ankstinių, todėl kad tai liečia būtent mūsų kaip Seimo komisijos laikinosios tyrimo eigą. Beje, ponas Puteikis teigia, esą jau ir išvados nepalankios Venckienei formuojamos, nes jau dalis komisijos narių taip nusiteikia. Jeigu ponas Puteikis taip teigia, tai jo teiginiai, bet aš noriu pasakyti, kad nei vieno komisijos nario nenusistatė, išskyrus Naglį Puteikį, kuris atstovauja kitą pusę. Kaip vertinant patį komisijos darbą, iš tiesų ginčiamas ilgai, valandą sprendžiama, kokia bus darbotvarkė, neprieinama prie išvadų, kaip tą vertinti ir ar tas trukdo darbui? Aš vertinu visus Seimo narius, kurie dirba komisijai, kaip kompetentingi žmonės, kurie turėtų turbūt dar daugiau dirbti ne tik komisijoje, bet ir iki komisijos turėtų įsigilinti viską ir susidėlioti klausimus ir atsakymus. O aplamai kaip komisijos darbą vertinu, šiandien aš labai tvarkingai užbaigiau komisijos darbą, remdamasi reglamentu, kuriuom pritarėm. Tai yra, kad pirmininkas sustato darbotvarkę, išklausęs, aišku, komisijų iškeltus klausimus, taipogi datą ir laiką. Ateinantis posėdis antradienį 14 valandą. Kodėl komisija bijo filmavimo? Komisija nebijojo filmavimo, šitą klausimas buvo pateiktas ir šitam klausimui nepritarė. Puteikis sako, kad galbūt kai kurie komisijos nariai jau matė vaizdo medžiagą. Ponas Puteikis dažnai daug ką kalba, gal pasivaizduoti laki, kadangi yra, kai sakoma, kažkada girdėjau, jisai įsireiškia, kad jisai yra kare kantuzitas, tai gal dėl to jis taip ir teigia. O sakyti, dabar dirba ir ta visuomeninė vadinama komisija, kaip jūs galvojate? Aš vertinu tai teigiamai, labai gerai, kad jinai veikia ir turi veikti, ir kiek dar jų bus, aš visom už visas komisijas, už visas nuomonės, ir viskas tai yra svarbu. Ponia Venckienė įvertino, kad Kuodys neišrinks į Seimą. Tai ponia Venckienė galėtų susilaikyti nuo tokių vertinimų, nes tai yra iš ankstinės nuomonės formavimas. Visi mes turime pirmoje eilėje širdį, sąžinę ir galbūt požiūrį. Bet reikėtų pasilikti santūriau prie savęs visus tos dalykus, o kaip Dievas duos, taip ir bus.
Bet išvadų laiku nebus, jūs sakote. Aš manau, kad bus pratęsta komisijos darbas. Ačiū.